Pirmiausia, susirask patogią vietą, kur galėtum arba sėdėti, arba stovėti. Švelniai užmerk akis arba tiesiog nukreipk žvilgsnį žemyn, kaip tau patogiau. Dabar giliai įkvėpk ir leisk sau tapti dėmesingu dabartiniai patirčiai. Kokios mintys šiuo metu kyla? Arba kokie jausmai ar emocijos yra? Ar kūne yra kokių nors ypatingų pojūčių? Atmink, nieko nereikia keisti ar vertinti, tiesiog stebėk. O dabar švelniai nukreipk dėmesį į kvėpavimą. Pastebėk kūne, kaip jaučiasi įkvėptas oras. Galbūt tai vėsus oras, kuris patenka pro nosį. Gal jauti krūtinės kilimą arba kritimą, o gal pilvo judėjimą. Pastebėk savo kvėpavimą nuo įkvėpimo iki iškvėpimo. Jei tavo protas nuklysta mintimis kažkur, tai yra visiškai normalu. Tiesiog švelniai pastebėk, kad jis nukeliavo ir ramiai sugrąžink dėmesį atgal į kvėpavimą. Dabar leisk dėmesiui išsiplėsti nuo kvėpavimo iki viso kūno. Įsivaizduok, kaip kvėpavimas pasiekia kiekvieną tavo kūno dalį, nuo galvos viršaus iki kojų pirštų. Pastebėk sėdėjimo ar stovėjimo pojūtį, kūno svorį, drabužių prisilietimą prie odos ar aplinkinius garsus. Priimk visą patirtį su švelniu ir atviru požiūriu. Ir užbaigiant šį pratimą, švelniai atmerk akis ir pakelk žvilgsnį. Nusinešk ramybę ir dėmesingumo pojūtį į likusią savo dienos dalį.